Labas rytas, bičiuliai. Tai sveikinusi iš Nemuno, Jurbarkas. Vat kolegos irgi, žvejai. Atvažiavau prieš 4 valandą ryto, tai žvejų nesimatė, tai ženklas irgi nieko gero nežadantis, nes dažniausiai jeigu yra kibimas, tai ir žvejų čia netrūksta. Bet kuriuo atveju pabandysim patikrinti, kas vyksta Nemune. Nemuno kaip ir turėtų būti gana, skirvytį nemažai žvejota, bet vis tiek kažkaip tas upė traukia, norisi pabandyti ir pasižiūrėsim. Tai jauką pasiruošiau iš vakar, tai galėsit neužilgo pasižiūrėti, ką aš ten maišiau. Maišiau Modesto VDA karšis ir karšis upė, tai galėsiu parodyti, kaip tas jaukas atrodo. O dabar ką, darbai daugiau mažiau nudirbti, tai reikia pradėti skainuotis dugną, ieškotis kur čia klipsuotis. Šiandien gaudysiu su 2 meškerėm, tai Atoros ir Garbulino, tai galiu pabandyti parodyti truputėlį. 2 meškerytės, aišku, jos yra skirtingos, labai smagios, abi jas turėjau ir čempionate, tai Atora Infinite Bull, Ultra Slimas, iki 120 gramų užmetimo, kotas kainuoja iki 100 eurų, ten apie 90-80 eurų. Tikrai smagus, esu gaudęs ir Kauno marių, bet visgi sakyčiau, kad čia daugiau upinis kotelis yra. Tai pirma meškerė ir antra Garbulino Essential, vėlgi truputėlį kita klasė, daug brangesnis kotas, kainuoja apie 250 eurų. Yra labai universalus slimas, pusiau parabolikas, sakyčiau. Su juo galima gaudyti tiek Kauno mariuose, tiek upė. Yra extensionas, tai jeigu matysiu, kad kažkas, nežinau, kažkokia profkė yra, tai galima pasiilginti, bet čia kiek iš patirties žinau, tokių dalykų kaip ir nebūna, neturėtų reikėti. Tai bandysim, žiūrėsim, 2 meškerėlės, 2 atstumai. Dažniausiai čia tolimės nereikia, apie 30 metrų, mažiau truputėlį. Jaukas matot koks. Atrodo labai gerai. Iš pagardų turim tikrai visko. Turim ir musės lervų, ir kasterio, ir sliekelių, ir pinko, kukurūzo, matiliuko. Tai bandysim, pradėsim. Jungiam kamerą ir ieškosim žuvies. O kaip seksis, tai jau tada papasakosiu truputėlį vėliau. Tai ruošiame žvejybai Nemune. Išbandysim naujieną. Dar nebandyta, uostyta truputėlį parduotuviai, bet norisi pačiupinėti. Atnešu parodyti, kas čia yra. Modesto didelis karšis. Tai jaukas saldus, ragavau tik tiek. Labai saldus. Tai pabandysim dabar mes jį prasileisti per 4 mm per sietą. Pasižiūrėsim, kokia čia jo frakcija, kaip jisai kvepia. Tikrai labai skaniai kvepia. Net nežinau, kas. Pabandysim dar už kadro. Pabandyk, pauostyk. Kaip kvepia? Bananas, nežinau, bananą aš gal nejaučiu čia. Bet pabandysim prasileisti per 4 mm. Pasižiūrėkit. Praleidus per 4 mm. Keli čia tokie truputėlį stambesni liko, bet praktiškai nieko. Pasižiūrim dabar. Smulki frakcija pakankamai. Įdomu, kaip jisai atsidarys, kai uždrėkins, kaip gausis. Jam į kompaniją mes dėsim to paties dėdės Modesto karšis upė. Jisai turėtų biškį mum paklijuoti jauką. Irgi kilogramą. Čia jau matosi jisai tikrai upinis. Matosi stambių detalių. Pasižiūrim. Pasižiūrėkit. Atnešu. Ir čia iš karto citrusas. Jaučiasi, primena tą patį čiampą. Kvepia skaniai. Mes visą tai gardinsim, dar biskvitų dėsim. Čia kokie geri 300-400 gramų. Ir pabandysim truputėlį apie porą 100 gramų TTX. Čia yra kukurūzo emilk. Kadangi žvejosiu Nemune ties Jurbarku,
Tai aš manau, kad šitas dalykas gali būti labai įdomus ir naudingas. Ir į kompaniją, kadangi žalių džiūvėsių nieks nebe gamina, skyrus traperį, įdėsime raudoną. Įbersim truputėlį, vat galėsit pasižiūrėti, kaip gražiai atrodo. Toks pagyvim truputėlį spalvai. Tai va, ir darysim pirmą drėkinimą. Pamaišysim truputėlį. Tai va, bičiuliai, pirmas drėkinimas pabaigtas. 2,5 kg jauko. Pirmam drėkinimui sunaudojau litrą vandens. Ir akivaizdu, kad jaukas dar gers. Ir tikrai gers daug, tai aš įtariu, kad čia mes kalbam apie praktiškai 2 litrus vandens. Tai vat, dar 2 drėkinimai, vienas šiandien vakare, kitas rytoj ryte. Paragaujam jauką, pasižiūrim, koks skonis. Saldus. Saldus, viskas jaučiasi viena kita stambesnė detalė. Galbūt aš netgi jį papildomai dar pasalinsiu, nes karšis mėgsta, neturiu jokių aromų. Tai galbūt cukraus, galbūt saldiklio. Reiks paieškoti, ką rasiu. Tai va, tai jaukas kaip ir beveik paruoštas. Pagrindinis darbas nudirbtas, o pasimatysim rytoj ryte prie vandens. Ką, bičiuliai, jau žvejoju valandą 20 minučių. Tai per tą valandą pavyko įkalbinti 3 karšiukus. Karšiai nedideli. Kablio, matot, didesnis 2 sliekeliai, viena musės lerva, o į šėryklą viskas pakankamai paprastai, tai yra karpytas truklys. Ir viskas. Tokia paslaptis, kibimai kaip ir skirvytėjai
labai greitai, ta prasme, iki minutės laikos laukia kibimo, permetus iš karto. Iš ryto buvo pakankamai nemažai smaukšmės, čia standartiškai ešeriukai aukšlis raudelės, o dabar atėjo karšiukas, tai pasižiūrėsim, kiek čia laiko pavyks išlaikyti, ar stovėsis taške, ar ne. Ir bandom, tai va, judam. Tai ką, bičiuliai, 2 valanda, tai pakol kas turiu 4 karšiukus, vienas jau įskaitinis virš poros kilogramų. Dabar atlikau papildomą prijaukinį, padaviau dar truputėlį jauką, nes matau, kad apstojo kibimas. Smušmės nėra, sliekelis vietoj, tai reiks pabandyti pasižaist, pasižiūrėsim, gal dar pavyks sulaukti karšiuko, nes rytinis buvo, kaip sakant, o toliau reikės dirbti. Tai visiems dar noriu priminti, kad nepamirškit užsiprenumeruoti mūsų kanalą, nes tikrai matom, kad daug žiūrinčių yra, bet taip pat mažai prenumeratorių. Tai paspauskit subscribe, tai mums yra labai svarbu. Ir dar prie progos norėčiau dar kartelį padėkoti mūsų visiems rėmėjams, kurie padeda mūsų klubui augti. Tai žūklės fanai, VDA jaukai, tikrai rasit didelį pasirinkimą. Žūklė, visko yra, ko norit internetu gyvai, tikrai rasit. Humilat, Robin, Jobs, ir tikiuosi paminėjau visus. Jeigu kažko pamiršau, tikiuosi nesupyks. Tai va, turim dar gražaus laiko, rytas gražus, apsiniaukęs karšinis oras. Ir bandom, judam toliau, žiūrėsim, gal dar sulauksim to karšiuko, o jeigu ne, irgi jau smagu, jau procesas vyksta. Dar galbūt reikėtų paminėti dėl techninių dalykėlių, tai gaudau su uždaro tipo šeriklėlę, 80 gramų, 60 pražydenę ir pavadėlis pakankamai ilgas, 1,50 m, kabliuko dydis, nežinau, ten tie japoniški 7 numerio, tai pakankamai nemažas, bet nėra tikrai monstrinis. Tai va, judam, dar turėtų pasirodyti ir šapalai. Aišku, šiandien ne šapalinis oras, nėra saulės, bet kas ten šiandien, jie tikrai bepročiai kimba fantastiškai. Tai bandom, žiūrim ir laukiam.
Tai ką, bičiuliai, žvejyba baigta. Žvejybos pradžia buvo daug žadanti, bet antra pusė viską sustatė į savo vietas, galbūt prasižaidžiau truputėlį su gyvais ar chemija, bet galiausiai pavyko finišuoti su 5 karšiukais. Vienas dėja tikriausiai kaip visada didžiausias pabėga, bet yra kaip yra, žuvies tikrai yra, žvejot galima, laikas nuostabus. Beje, čia buvo prie irgi žmonės grįžę iš Vokietijos, sakė, kad stebimus Vokietijai. Tai linkėjimai jiem, ačiū, kad stebit. Primenu dar kartelį visiems, kad prenumeruokit. Puikiai pavyko praleisti laiką su bičiuliais, kurie tiesiog atvyko pažvejoti Suvalkijos. Tikrai labai gera kompanija, smagiai pasidėjom. O dabar ką, tai finišuojam. Iš principo gal tokia kaip rezumė, tai sakant, pirmas 2 valandas tikrai buvo tos kaip ir auksinės valandos, sakykim, tai per tą laiką buvo 5 karšiniai kibimai, o paskui, jau ten buvo gimdykla, galima taip pasakyti. Bet pavyko pagauti karšį. Tai vat pasižiūrim, šį kartą žuvį valgysim, kažkiek paleisiu, kažkiek tai paimsiu. 5 karšiukai, norma tikrai neviršyta. Tai pasižiūrim, kaip ta žuvis atrodo ir pabaiga. Matot, vienas tikrai įskaitinis ir kiti nedideli karšiukai. Ir dar tikrai kokie 5 gražūs ešeriai.